Birželio 7 dieną kviečiu visus apsilaikyti štai čia, Klaipėdos piliavietėje, kur mes švęsime Olimpinę dieną. Visi klaipėdiečiai, visi miesto svečiai, maži, jauni, suaugę ir pagyvenę yra laukiami mūsų didžiausioje Olimpinėje šventėje. Kuo daugiau tokių renginių, tuo daugiau vaikai supranta, kam tas sportas reikalingas ir gal tu neradai dar savo tinkamos sporto šakos, o čia yra puikia proga savo sporto šaką atrasti, ją pamėgti ir gal nuo to pradėti sportuoti. Konstrukciškai labai įdomių sporto šakų turėsim laipiojimo sporto sienelę. Jie pasistatys konstrukciją, kurią galės visi išbandyti. Oro joga taip pat turės konstrukciją. Tai aš iki galo neįsivaizduoju, kaip tai atrodys, bet aš labai laukiu, aš pats tikiuosi turėsiu laiko išbandyti. Taip pat nauja penkiakovė sporto šaka, bėgimas su kliūtimis, pasistatys konstrukciją su kliūtimis, kurią visi galės išbandyti.